Tos sodybos, to gyvenimo ir po to gal ką žinai konkrečiai apie karą ar apie tą tanką? Realiai tai nieko nežinau. Toj vietoj mama pasakojo, kad ten stovėjo pastatėlis, vienai pusėje buvo kalviai, kitoj pusėje buvo, kaip lauko virtuvė. Tai tiek, kad tą dalį naudojo kaip priekalą. Visi žino, kad iš kažkur gavo prosnelis, iš kur niekas nežino, taip ir liko nežinomas klausimas. Supratau. Tai aš pats tą dalį pamačiau gal pernai. Tiesiog tvarkėmės, čia kaip ir buvo apleista sodyba ir radau tą metalą. Tada atėjau ir sakau, kas čia yra. Sako, tai čia sako kažkokios karinės technikos dalis. Galvoju, geras, nes iš pradžių galvoju, tiesiog metalo gabalas kažkoks. Tai čia tėvo tėvas buvo jį parvykęs? Ne, čia yra iš mamos pusės giminė. Tai čia mano senelis gimė ir prosenelis čia gyveno ir tai prosenelis iš kažkur gavo. O iš kur taip ir niekas nežino ir dabar jau nebėra ko paklausti. O prosenelio vardas ir pavardė? Vis tiek įdomu, žinai. Nes, čia tas pats savaigis pabūklas. Suomijoje dar jų yra, žinai. O mes čia Suomijoje buvo muziejui vasarą, tai apžiūrėjom. Ir Lietuvoje jau buvo nemažai. Gal matei ten mano filmukus kai kuriuos? Jo, šiek tiek mačiau. Per naujus metus aš įkėliau, naujų metų išvakarėse aš šito savaigio pabūklo įkėliau visą bortą, ten suridinau ratus, tokį bendrą vaizdą sumečiau. Jeigu nematei, gal kada pamatysi. Ir jisai svėrė 24 tonas maždaug naudoj komplektacijai. Tai čia vidutinė technika vokiečių. Jau į gerą pusę kažkur, gal kokie 18 tonų surinkome čia Lietuvoje didžioji dalis. Dėl to, žinai, įdomios tos istorijos, kiek jie čia kur išmėtyti. Konkrečiai čia šitam rajone, tai rugpjūčio mėnesį 44 metais jisai čia buvo susprogdintas ir kažkokiu būdu senelis. Aišku, tada turėjo visi arklius ir pargabeno, kiek kilometrų galėjo arklys gabenti. Kokius, žinai, 2-3 taip optimaliai, ne? Tai čia tam pastate buvo? Ne, jis čia buvo už to pastato, tai čia dabar nieko nėra, aišku, buvo asmenų krūva ir viskas buvo. Čia ten gyveno po Agrastų krūmų. Čia man 28 metai, tai va tik dabar pamačiau. Gerai. Prieš tai nieko nežinojau. Aišku, dar radau ten vienam pastate tą tūtą, tada spaudinių tą dėžę ir ištraukta dar galės parodyti, bet tai nestebina tokį dalyką. Ne, ta prasme nestebina, bet įdomu, žinai, viskas. O čia, tai jis buvo žemėje turbūt iki čia. Kas pradėjau, kas galvoju, tiesiog lakštas ir ten nuo technikos kažkokio žemės ūkio. Paskui pasirodo, kad ne, nes tokio metalo storio tai nebūna. Žemės ūkio technikos. Tai čia jis ir gyveno, čia tarp tų krūmų. Jo, čia buvo tas pastatėlis, čia tas pečius buvo ir jį, kaip suprantu, kiek man sakė, naudojo kaip priekalą. Jo. Šturmgešuts 3, žodžiu, ant vidutinio 3 tanko vokiško važiuoklės padarė savaigius pabūklus tam, kad, žinai, greičiau juos gamintų, paprasčiau, bokštelio nėra, žinai, kiek mechanizmų, ant kiek paprasčiau gaunasi. Ir pasiteisino. Tai jų buvo labai daug pagaminta, daugiau buvo pagaminta vokiečių, žodžiu, armijai tiktais šarvuočių SDKVZ 251, tokių pėstininkų šarvuočių, žinai, masiškai gamino. Reiškia pasiteisino. Nes kaip iš čia padalintas neaišku, bet čia tikrai nepjovimo žymėjai yra. Ne, čia jisai nuo sprogimo, aišku, nuo sprogimo. Čia, žodžiu, dešinys priekinis kampas.
Va, už šito šarvo jau pabūklas ten montuojasi. Su Alfredu, čia visko mes jį dviese parvertėm, pastatėm. Aha. Čia pasidarėm lysvę, tai va, čia ir gyvena. Įdomu. Kiek jis sveria irgi neįsivaizduoju, aš nesvėrėm, bet nu... Kiek jis sveria, vakar didelį šarvą parvežiu. Sveria jisai apie 130 kg, manau. Tai va, tai skau. Iš kur jis gautas, nežinau, ten... Stovinių dėžė. Stoviniai juos samdydamas. Tai va, tai čia irgi, sako, atidaryk, ten bus tapas, nu tai aišku, ten buvo solidovas. Jo, va dėl to gerai ir išsilaikius jinai. Dėl to jos ir išsilaikydavo gerai. Tai čia jeigu tu pavalyt, tai dar rasi kažkur metus, va čia ar čia. Tikrai turėtų būti ženklinimai. Jo, nes jinai va visi tą palotą ir na, realiai geros kondicijos, nes dar šiandien išpylio vandenį, tai reiškia. Žiūrėk, dažų dar yra. Pilka. Panzergrau. Pilgrau. Pilka spalva originali. Jo. Žodžiu. Ir va dar šitai stoginiai. Jinai tavo visam gyvenimui jau įsirėžė. Karinio sunkvežimio GAZ AA, kuris buvo pagamintas pagal Fordą. Pagal Fordą 20 kokių ten 3 ir 7 metų, tai va, po to rusai kariavo antram pasauliniam su tom palūtarkom. Palūtarka dėl to, palūtaratonai, žodžiu, svoris, kurį oficialiai galėjo vežti 1,5 tonos. Ir čia gali šito atsarginio rato tvirtinimui, žodžiu, gale po rėmų, ta detalė dėdavosi atsarginiam ratui. Čia va varžtas prisukt ratlankiui, čia dar vienas turėjo būti. Prisukt ratlankiui, kad nepamestų. Štai dar vienas eksponatas šitos. Teisingai? Geras. Žiūrėk. Tai laukia jisai mūsų, įsivaizduoju čia taip. O, priklotas. Gerai atrodo. Pinigų duodu. Ačiū. Okei, aš kažkaip neprisiminiau, gerai atrodė, kad aukščiau tą klėtis pakelt. Bet gerai, dabar privažiuosim, žodžiu, čia. Ir esam kažkokį pagalių. Nu, turiu aš tokį metalą neblogą. Vienu žodžiu, be streso, kad nenusimušt kojas ir panašiai. Tuoj pasikrausim vis taip. Bet kokiu atveju greit. Ir važiuosim šiandien mes dar vienos istorijos. Tikrai, naujos. Prie Skaudvilės, ne? Ai, tai čia pasirai. Nu, kažkur ten, tai biškai pareikdysim, žinai. Lietuvoje čia visur pakeliui. Kiek čia Lietuvos yra? Kiek per visą Lietuvą, kiek 300 km? Nu, tai čia ką, čia kelios valandos. Žiemą neblogą, va, kast galim. Nematai, praeitą savaitgalį radom KV sunkiojo tanko ratų lobį. Ratų lobį nemačiau. Tamsoj, kur kasėm. Ne, aš tai vakar pasijungiau, bet dar nepažiūrėjau. Na. Bet tą žiūrėjau, kad tada skydas toks. Na, bet jo, žodžiu, yra lobių. Yra. Čia pasuk. Kalvio sodybą radom pagal pasakui. Nu ir žinai, atvarėm pas tą kalvį. Aš jau tik su viena ranka nešu detektorių, Oskarai, sakau, šiupeliuosi šiandien tu. Nu ir ką, kokie 15 signalų. Kibirai ten, žinai, žemės ūkis, visa kita. Galvoju, gal, žinai, kažkaip tai klaidinga informacija. Ir po to prieš temstant, opa, vienoj, žinai, skiliai, dubiai, 6 ratai su visokiom papildomom detalėm. Tai gerai. Galim judėti.